Klaipėdos Neptūno Aquaservice vyriausiasis treneris Tomas Gaidanavičius ką tik sušokęs turbūt tą sidabrinį šokį. Mačiau, kad tikrai džiaugiatės su savo sirgaliais, visa komanda. Na, bet pirmiausia galbūt apie šiandienos rungtynes. Turėjot rungtynių pradžioje, susikrovė ir dviženklį pranašumą, tikrai labai geras startas. Na, vėliau vis dėlto teko pripažinti varžovo pranašumą. Kuo šiandien, ko pritrūko ir ko varžovai buvo pranašesni šiandieną? Gal trumpai patirties ir viskas. Gale kontroliavom situaciją ir gale pritrūko tos patirties, taiklesnių metimų ir, kaip sakiau, sėkmės. Sveikinimai Sūduvai, užėmus pirmą vietą, bet didžiausi sveikinimai yra mūsų jaunimui. Kaip sakiau, viena komanda liūdės, viena džiaugsis, o iš tikrųjų mes neliūdime šiandien, nes turėjom įspūdingą sezoną, tikrai Sūduvą išlaikyti, kad sužaistumėm 5 rungtynės, buvo wow. Mums jaunimui tai yra didžiulė patirtis. Džiaugiuosi už jaunimą, klaipėdiečiai augina gerą jaunimą, tai super. 10 vietoje užbaigėte reguliarųjį sezoną. Ar galėjot šiaip jau, atvirai sakant, pasvajoti, įsivaizduoti, kad keliausit taip toli, kad išmesit iš tolimesnės kovos NKL čempionų titulą ginančius Telšių krepšininkus, kad įveiksit Kauno Žalgirio talentus, kad nušluosit nuo savo kelio visus varžovus ir atsidursit čia finale? Atvirai pasakysiu, kad ši lyga yra unikali ir visą sezoną tai kartoju, nes nuo 1 iki 12 komandos gali laimėti šį čempionatą. Tai va taip ir atsitinka, ten žiūri, kad 12 įveikia kokią 6 ar dar kažkaip. Tai superinė lyga ir įdomus rezultatai, visą jau kokie 3 metai tai vyksta. Tomai, ką norit po šito sezono pasakyti savo jaunoliam? Nieko, kaip ir sakau, nepalūžti, nepasiduoti, tai tik tais kelias į Olimpą prasideda. Ir pats savo kažkokį palinkėjimą, gerai atsikvėpti turbūt pirmiausia. Ką tu čia treneriui palinkėsi? Kantrybės, daugiau nieko. Darbas smagus, linksma, džiaugu dirbti su jaunimu, džiaugiuosi, kad įsiklauso. Palinkėsiu tik kantrybės ir viskas. Ačiū Tomai jums už padovanotą šią gražią įspūdingą finalo šventę. Ačiū klaipėdiečiai, važiuojam švęsti.